Kaip pasakyti, svarbiausia nesižvalgyti atgal. Šiuo momentu yra kaip yra. Pralaimėjimai nėra gerai, psichologiškai kažkiek tai slegia ir panašiai, bet vėlgi Eurolygoje žaidžiam ne pirmą sezoną ir prie to tokio tvarkaraščio kažkiek esam pripratę, tai nei liūdėti, nei džiaugtis nėra kada, kad ir kaip tai banaliai skambėtų, turim žiūrėti į priekį, turim ruoštis ir, sakykime, atėjus būtent rungtynėm su Milanu, jokiais būdais nesižvalgyti atgal ir tik tai susikaupti ir į savo taisyklės, į savo susitarimus ir pasitikėti savim ir savo komandos draugais. Aš manau, kad jeigu prisimenant paskutinius kelis sezonus, tai žinodom, kad Milanas yra tikrai gera gynybinė komanda ir tą sakydavo skaičiai. Ir mūsų pačių patirtis žaidžiant su jais tikrai būdavo sunkios klampios rungtynės, visada gynybinės. Šiemet prisidėjus Mirotičiui, manau, kad ženkliai pridėjo puolime daugiau, sakykime, variantų ir opcijų, taip pat ir Modolo papildymas, ypač paskutiniu metu, kai jis įsijungia į komandą ir žaidžia tikrai labai gerai. Šilco sugrįžimas po visų traumų, po visko, matosi, kad irgi geram ritme žaidėjas. Tai laukia sunkios rungtynės, žinom, kaip yra sunku žaisti Milane, tikimės sunkių rungtynių, kaip ir patys nesam kažkokiam dideliam pakilime ar nuotaikoje labai tokioj geroj, kad pergalių ar kažko vis tiek norisi daugiau, bet kantriai ir dirbam, ruošimės Milanui, tikimės tikrai sudėtingų rungtynių. Ar varžovas iš esmės? Sakau, kaip būna aikšteliai tas pats Mirotičius, kažkiek pažeidžiamas yra gynyboje, jie turi jį kažkur tais pridengti ir panašiai, bet kaip sakau, jam būnant aikštelė puolime atsiveria daug visokių variantų, tai suprantam, koks yra talentingas žaidėjas, kokio kalibro yra ir puikiai įrodęs, kaip gali žaisti, tai nepasakyčiau, kad vien tik gynybinė yra ta komanda, bet su tam tikrais variacijom, tam tikrom variacijom ir penketais jie gali būti labai pavojingi gynyboje, bet su kitais penketukais puolime jie labai pavojingi taip pat. Žalgirį papildė naujokas Edmondas Samneris. Ar tau teko jį anksčiau žinoti, girdėti apie jį, ar šiomis dienomis daugiau su juo susipažinai ir ką manai apie jo atvykimą į Kauną? Neteko matyti tikrai, jeigu atvirai, nežinau nei koks tai žaidėjas. Tiesiog viską, ką pamačiau iš interneto, tai ir pasiskaičiau, o daugiau sunku pasakyti, tai kad papildymo mums reikia ir gynėjų grandy, tai faktas ir tikimės, kad jisai turės lengvą tranziciją, lengvai įsilies į kolektyvą, jeigu bus gero charakterio, tinkamo, atitinkamo ir mes jam tikrai padėsime įsilieti kuo greičiau, o kas liečia taktinius sprendimus ir krepšinio dalykus, tai viską pamatysim patys. Suprantam, kad nėra lengva žaidėjų nežaidusiam Europoje, žaidėjų nežaidusiam toliau nuo namų, tai stengsimės mes jam padėti, o kad jisai mūsų pasitikėjimą čia turės, tai faktas ir bus vienas iš svarbesnių žaidėjų, mes tai irgi suprantam.